Nu ką? Atvažiavom į Rygą. Mano kelionė į Estiją, žodžiu, prasidėjo. Tai mes jau Rygoje einam užkasti į labai kažkokią populiarią vietą. Kas? Tai tokie vat. Nu jo. Tiltas. Esam jaunimo centre Taline, kur mažyčiai vaikai. Ir va tai dabar mums ekskursiją rodo, tai kaip čia vaikučiai gyvena. Čia kaip mokyklėlė, aš suprantu. Place where they're gathering all together. So on this piazza they are doing meetings several times a day. Wow. Oi, kaip gražu. Nu, atvažiavau į Baltijamą turgų. Čia va kioskeliais su kavinėm, aš taip suprantu. Visokiam įvairiausiam. Ir žiūrėsiu, kas čia gero, nes labai buvo rekomenduota TikTok'e. Ledai. Kavinės. Ten kažkokios šmutkelės. Nu, žodžiu, daug maisto, kas nelabai rūpi dabar. Vintažas. Matau, kad paveikslai va. Okay. Va, radau kaip second handą kažkokį. Indai. Kažkokios lempos. Matau, ir rūbai yra. Nu, va, visokie geros kokybės Levi Strauss džinsai. Senovinės, va, vintažas, žodžiu. Visai faina. Fashion destroys personality. Čia užmačiau vintažinę parduotuvę, bateliai va gražus. Tarkim, čia man atrodo Asics. Bet nėra, kad pigiai, 85 eurai. Šiaip nice. 30 Nike. Okay. Yra ir brandiniai rankinukai, Hugo, Balenciaga, čia Misbehave. Okay. Cute. Akinukai greičio. Nu, labai didelis tas turgus čia. Nu, ta prasme, ne turgus, o vintažinė būtent rūbų dalis, nes aš tik užėjau į vieną butiką ir neįmanoma apeiti. Ir labai daug ir brandinių rūbų, ir paprastų. Pavyzdžiui, rankinės, odinė rankinė, Fiorelli. O čia man šitą patiko. Nudžio. 115. Nu ir tokių visokių fainų rūbų. Tik tai labai nepadaryta, neatskirta, pavyzdžiui, maikė nuo maikės,
Čia, pavyzdžiui, paprasta Zaros maikė 15 eurų, tai nepasakyčiau, kad pigų. Bet kai kažką vat paėmiau pasimatuoti, tai pasižiūrėsiu, ar tinka, ar netinka. Jeigu liftas, tai važiuos. Atėjom į senamiestį. Kažką čia pamatysim. Lipsit į pilį? Bet tikrai. O jeigu tu būtum atsisakius, ar būtų gerai išvažiuoti? Senamiestis. Kažkokia Ten vakatė. galim pra... Nu, atėjom į Kargę, į Crumble Cookie pasižiūrėti, jeigu čia jų parduoda. Laukas. Jau nekas liukė. Nu, davai. Viens, du. Akvilę nufotkinot? Yes. Nufotkinai Akvilę, kad būtų. Čia reikia juos patagint gal. Galima dėti. Kaip čia nacionalinis Estijos parkas, seniausias čia šitas, ne? 53 metai. 53 metai. Nu, tai toks pelkynas, paukščiukai, oras nuostabus. TP stovykla ir suaugusiems, ir vaikams. Nu, žodžiu, daug čia erdvių stovyklėlės. Va. Namukai, tai ir vaikams, ir suaugusiems. Suaugusiems 3 dienos 320 eurų, sakė. Bet ten su maistu, su vynu, su visku. Poilsio zona, hamakėliai, scenos kažkokios. Nu ir daug pat namukų. Matau, kad čia kažkas gamina kažką, gal čia virtuvėlė. Ir va čia matau, kad ruošiasi kažkokiam renginiui, stalai yra paruošti. Karjeras. Čia jūra, kaip suprantu, kažkokia įlanka.